Šiandien įdėsiu trumpą vaizdelį. Visi neįgalieji prašo socialinės apsaugos ir darbo ministrės jų badu nemarinti. Jie turi 15-30 metų stažą, o negauna net šalpos pensijos 184 eurų, kai absoliutaus skurdo riba 354 eurai. Neįgalieji visi prašo, kurie turi stažą 15-30 metų, ministrės nekankinkite, nes mes neįgalieji dirbom ir turim stažą 15-30 metų. Ne tam, kad mus badu marintų, o tam, kad atiduotume, ką užsidirbome, kas mums priklauso. Netaupykite neįgaliųjų sąskaitą. Keiskite sovietinę skaičiuoklę su daugikliais. Labai žiauru taupyti neįgaliųjų sąskaitą. Tai žiauriausias būdas taupyti. Neįgaliųjų sąskaita. Visi neįgalieji nori gauti tai, ką užsidirbo. Visi neįgalieji su 55 procentų darbingumu negauna net šalpos pensijos 184 eurų, kai absoliutaus skurdo riba 354 eurai. Visi neįgalieji su stažu 15-30 metų turi gauti 354 eurus, kaip ir pensininkai su stažu 15-30 metų gauna 354 eurus. Ar žino Europos komisija, kaip žiauriai kankinami Lietuvoje neįgalieji? Ar Europos komisija Lietuvos socialiniai apsaugai, socialinėms reikmėms skiria daug pinigų, kad neįgaliuosius badu marintų, kankintų, taupytų neįgaliųjų sąskaitą? Ar žino Europos komisija, kur nukeliauja jų skirti europiniai pinigai socialinėms reikmėms, socialiniai apsaugai? Neįgalieji nenusipelnė to žiauraus kankinimo, badu marinimo, nes turi 15-30 metų stažą. O absoliutaus skurdo riba yra 354 eurai šiais metais. Europos komisija, Europos Sąjunga, kodėl leidi taip žiauriai kankinti Lietuvoje neįgaliuosius, skirdama didžiulius europinius pinigus socialiniai apsaugai, socialinėms reikmėms? Visiems neįgaliesiems skaičiuoja netekto darbingumo pensiją su 55 procentų darbingumu su daugikliu 0,500, kuris netekto darbingumo pensiją dalija pusiau. Ir nenori šio daugiklio išimti ir sąžiningai paskaičiuoti netekto darbingumo pensijos. Netekto darbingumo pensija turėtų būti skaičiuojama kaip ir senatvės pensija iš stažo, išdirbtų metų ir apskaitos vienetų. O netekto darbingumo pensija skaičiuojama iš stažo, apskaitos vienetų ir daugiklio 0,500.
Kodėl skirtingai skaičiuojama netekto darbingumo pensija ir senatvės pensija? Juk vieni ir kiti dirbo vienodai mokėjo mokesčius. Taigi dar kartą parodau, kad visi neįgalieji prašo socialinės apsaugos ir darbo ministrės jų badu nemarinti. Jie turi 15-30 metų stažą, o negauna net šalpos pensijos 184 eurų, kai absoliutaus skurdo riba yra 354. Vakare, ką aš dabar pasakau, kai ką įdėsiu rašydama pareiškimą prezidentui. Kai parašysiu prezidentui, aš jums tikrai parodysiu, kad parašiau prezidentui ir parodysiu, ką parašiau. Tai bus vaizdelis šiandien vakare arba rytoj.